Sveiki, Naudomoties skaitytojai. Šiandien esame Čekijos nacionalinėme Žemės ūkio muziejuje Prahoje ir aš noriu Jums parodyti vieną iš jų eksponatų. Tai yra šią mašiną. Tai savaeigis plūgas, arimo mašina Excelsior P5. Trumpai pristatysiu jos istoriją, paskirtį, parodysiu kai kurias įdomias jo techninės detalės. Ir, šiek tiek pasakosiu apie šią mašiną. Bet prieš tai pakviesiu užsukti į šio įrašo aprašymą, kur rasite kelias aktualias nuorodas, taip pat nuorodas į Naudomotie socialinius tinklus, rekomenduojamus straipsnius, Naudomotie Contribui, kur galite tapti šio kanalo ir Naudomotie svetainės rėmėjais. Taigi, kas tai yra? Kas yra savaeigis plūgas? Savaeigis plūgas, jau pats pavadinimas paaiškina, kas tai yra. Tai yra specializuota žemės ūkio mašina skirta arti. Įdomu tai, kad Laurent Clement kompanija, Škoda automobilių pirmtakė, kuri pagamino ir šią mašiną, savaeigis plūgus pradėjo gaminti 1911 metais. Tai yra, pakankamai anksti. Ir to priežastis buvo ta, kad arimas, ypač plėšinių arimas, tai yra naujo arimo lauko kūrimas, yra labai daug energijos reikalaujantis veiksmas, kuris, arkliais daromas gana neefektyviai. Taigi, Laurent Clement kompanija pradėjo gaminti savaeigius plūgus. Aišku, šis jau nėra iš tų ankstyvųjų laikų. Tokius Excelsior P5 Laurent Clement gamino nuo 22 iki 26 metų. Taip žemės ūkis atrodė tarpukariu. Aišku, šios mašinos buvo labai brangios, labai retos. Čekai jas eksportavo ir į kitas šalis, įskaitant ir Jungtinę karalystę, bet jos buvo labai retos ir brangios, jas galėjo įpirkti tik labai dideli turtingi ūkiai. Tai iš tikrųjų yra labai didelė mašina. Šis ratas yra kiek daugiau nei 2 metrų skersmens, visiškai plieninis. Aišku, be padangų, į žemę įsisikimba tai štai tokiais kampais. Net nežinau, kaip juos geriau parodyti. Pats kampas yra daugiau nei rankos pločio, kaip minėjau, ratas yra daugiau nei 2 metrų skersmens. Pats Excelsior P5 yra 6,2 metrų ilgio. Žinoma, jis asfaltų nevažinėja, jis jį iškart sugadintų, nes sveria apie 5 tonas. Didelio to svorio dalis yra maždaug čia, nes pagal jo dizainą šią dalį prispaudžia patys plūgai, šią dalį prispaudžia varantieji agregatai. Kaip matote, tai yra 4 korpusų savaeigis plūgas su operatoriaus pozicija tokioje atviroje kabinoje mašinos dešinėje. Žinoma, jei yra dešinėje, operatorius dažniausiai dirbdavo persisvėręs per šį dešinį kraštą, stebėdamas, ką veikia šie priekiniai ratai ir, žinoma, puikiai matydamas, ką daro plūgai. Į kabiną patenkama per šį laiptelį. Vėlgi, sunku paaiškinti, kaip aukštai jis yra. Jis yra beveik mano klubo aukštyje. Štai yra durelės ir vairuotojo pozicija. Matomumas į priekį, žinoma, yra labai prastas, bet šita mašina yra labai lėta. Excelsior pasižymi štai tokia plieninių sijų konstrukcija. Gana paprasta rėminė konstrukcija, viršuje netgi metote šiek tiek medienos. Žinoma, įprastai jis nebūtų buvęs taip gražiai nutašytas, nes tie dažai dirbant nusitrina. Galite pamatyti, kad netgi ši dalis yra sulinkusi nuo darbo. Eikime prie plūgų. Plūgai yra gana dideli tiems laikams. Žinoma, pilnai reguliuojami, amortizuojami ir jie laikosi ant štai šio reguliuojamo rato. Rato gylį, sakykime, galime reguliuoti 3 padėtyse. Šiuo metu, kaip matote, kaištis yra apatinėje skylyje, jį galima pakelti ir tuo pačiu nuleisti visą šį rėmą. Čia yra toks grandiklis, kuris nuo to galinio nevaromojo rato valo purvą.
Iš čia taip pat galima matyti kai kuriuos agregatus. Lorin Clement yra varomas 5,9 litrų benzininiu 4 cilindrų varikliu, aušinamu skysčiu, kuris yra sumontuotas gana toli priešais priekinę ašį. Jis turi 3 pavaras važiavimui į priekį ir 2 važiavimui atgal. Šis variklis, nors ir yra 5,9 litrų darbinio tūrio, jis nėra ypatingai galingas, jis išvysto šiek tiek daugiau negu 29 kW. Čia matote degalų baką, jo pakanka tikrai neilgam. Ardamas Excelsior per hektarą sudegina apie 22 litrus benzino arba žibalų. Ši mašina, žinoma, buvo restauruota, bet labai daug jos yra tiesiog, originaliai tiesiog perdažyta. Excelsior vardas ant grotelių. Štai kaip atrodo kita variklio pusė ir tas degalų bakas. Tikriausiai jums įdomu, kam skirtas šis daiktas priešais variklį. Jis iš tikrųjų yra sukamas tiesiogiai variklio, tai yra skrimulys, prie kurio galima tvirtinti, ant kurio galima kabinti odinį diržą ir taip jis galėtų sukti kitas mašinas, tai kuliamasis, diskinius pjūklus ir panašiai. Tai yra reikalinga dėl to, kad mašina būtų, bent jau šiek tiek universali, nes, stovėdama kažkur fermos kieme, jis šiaip būtų nenaudojama. Excelsior P5 jau buvo paskutinis Lorin Clement savaeigių plūgų linijoje, nes vėliau šios mašinos tapo tiesiog nebereikalingos. Universalūs traktoriai galėjo atlikti daug daugiau darbų, buvo pakankamai galingi arti ir, žinoma, atlikti kitus darbus. Taigi P5 gamyba buvo nutraukta 26 metais ir vėliau savaigiai plūgai su laiku tiesiog nebebuvo naudojami. Tai tiek galiu papasakoti apie šią įspūdingą žemės ūkio mašiną, istorinę žemės ūkio mašiną iš tarpukario laikų. Kviečiu jūs pačius atvykti į Čekijos nacionalinį žemės ūkio muziejų Prahoje ir apžiūrėti tiek Lorin Clement Excelsior P5, tiek kitus šio muziejaus eksponatus. Taip pat kviečiu užsukti į šio įrašo aprašymą, kur rasite daug aktualių nuorodų. Tai yra rekomenduojamus straipsnius, Nuodų socialinius tinklus ir Nuodų Contribui, kur galite tapti šio kanalo ir Nuodų svetainės rėmėjais. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.